Aš nenorėjau. Pavyzdžiui, kaip būna intravertai ir jie, visai ko čia skiriasi intravertas, extravertas, aš kaip suprantu, bet, pavyzdžiui, būna... Tu nesikeik, aš tai iš tai nesuprantu. Nesivešleik? Tie gražus žodžiai, o žmoniškiau galima, nu ne, aš suprantu, protingi žodžiai yra labai fainas dalykas pas mus. Univerike buvo vienas dėstytojas ir kaip šitą, čia ne tavo atveju, aš tai tik išlindo man dabar ta tokia situacija, kaip pasakojimas, kaip jis pasakoja. Sako, jeigu jūs norite pasirodyti labai protingais, tai kažkokiam ten baliukė, renginiukė, nueikite prie visų svečių, pasakykite, nu dabar aš eisiu emulguoti savo rankas. Žinai, nu emulguoti tai yra labai gražus žodis, taip iš tikrųjų emulgavimas tai yra plovimas, nuplauti savo rankas, žinai, nu jūs galite pasakyti protingą žodį. Taigi intravertas, ultravertas, girdėti žodžiai, bet turbūt žmoniškiau galima pasakyti, apie ką tu nori. Nu, tiesiog paprastais žodžiais, kad būtų daugiau žmonėms aišku. Užsidarė ir tie, kurie yra... Atsidarė labai energingi. Jo, labiau bendrauja su pasauliu. Labiau užsidarė. Nu, yra užsidarę, yra su žmonėmis, yra gerai su žmonėmis, puikiai jaučiasi ir bendrauja, yra tie, kurie geriau su kompiuteriais. Bet kodėl taip yra, nes kai žmogus kaip toks socialinė būtybė ir dažnai būna, kad tie intravertai vis tiek jie nori bendrauti, bet jie kažkaip neperėjo. Jie kompleksuoja labai. Tai faktas. Jiems blogai yra, kadangi jie kompleksuoja, jie jaučiasi vėl iš baimės. Jie jaučiasi atrodyti ne taip ir jaučiasi blogai. Bet šitą įgimtas dalykas yra. Tai nėra įgimtų dalykų, tai yra dalykai, kurie perdodami yra per tėvus. Kažkas iš tėvų greičiausiai jau pradėjo kompleksuoti ir tie vaikai paėmė ir dar giliau. Kažkam būna, gal kažkokia stresinė situacija buvo, žinai, tarp gyvenime tiesiog ir jis užsidaro dėl tos stresinės situacijos. Aš, pavyzdžiui, tokias savo laiku, kai konsultavau vieną tokį vaikinuką, su neįgalė psichologinė turėjo neįgalė, žinai, tai pasirodo, kad jo mama buvo veikėja labai visuomeninė, labai stipri, o po to kažkas jai ten atsitiko, aš nežinau ką iš tikrųjų, bet buvo kažkokia didžiulė krizė ir jinai viskas užsidarė ir viskas, jinai jau naminė, namuose tik tai sėdėjo, viskas. Žmonės nemoka pereiti, yra stresas kažkoks, tai kažkas atsitiko ir viskas jie užsidarinėjo. Tai yra labai svarbu kažkam tai būti šalia ir kuris sugebėtų būtent kažkaip palaipsniui ištraukti tą žmogų iš tos būsenos. Na gerai, kad draugai, artimieji ypatingai, žinai, kad iš tikrųjų neleisti užsidaryti. Tai yra, čia nuo streso, nuo baimės kažkokios užsidarė žmonės. Atviri žmonės, tai jie neturi baimių. Iš tikrųjų, jie yra antiek linksmi, antiek faini, žinai. Su jais pakalbį ir pačiam norisi gyventi. Taip, būna per daug, perdėti irgi, kad per daug jau jie su savim negali pabūti, žinai. Jiem turi būti kompanija, ne minutės be kompanijos, tai irgi iš baimės vienatvės. Būti vienam, žinai, jie nejaukiai jaučiasi. Tokių dalykų irgi būna. Čia buvo dar apie tą užsidarumą. Filmas vienas labai fainas buvo, bet aš dabar nepamenu, kaip jis vadinasi, ten apie rašytoją, kuri rašydavo nuotykio knygas, bet pati Londone kambarį net į gatvę išeiti bijodavo, žinai, kad tik tai sėdėdavo, gyvendavo kambaryje, žinai. Ir po to pats gyvenimas ten kažkas taip atsitiko, kad jinai turėjo važiuoti į Aliaską kažkur tai. Kažkas tai ten iš giminių, kažkas tai buvo. Ir kaip jinai labai bijodavo, kaip jinai ten žingsnis, po mažais žingsniais tai į tą gatvę, į tą traukinį kažkur tai su taksi ten važiuodavo su pilna baimių visokių ir panašiai. Ir po to praėjęs per audras visokius, ten vos nuskendo tas laivas, su kuriuo jinai plaukė, ten panašiai, ir pasiliko toje Aliaskai tarp gamtos, žinai, ir iš tikrųjų jinai visiškai pasikeitė, visiškai kitokia tapo, būtent
nustoju bijoti tą pasaulį. Tai yra grinai skaitau, kad tik nuo baimių mūsų mes užsidarom, arba esame atviri. Kaip atsidaryti, jeigu ten netgi iš persiduoda tos gal baimės netgi iš tėvų? Reikia žiūrėti tam baimėm vėl į akis. Arba reikia sutikti su tom ir tu gyvensi užsidarę, bet vis daugiau užsidarinėsi, vis mažiau žmonių tave sups. Arba tiesiog, jeigu tu norėsi, jeigu tu tikrai, bet tam kiekvienam dalykui reikalingas noras, toks tikras geras noras. Ir žiūrėti baimėm į akis. Jeigu tu bijai kalbėti, tai kalbėk. Jeigu tu bijai viešai kalbėk. Jeigu tu bijai kažkur tai eiti, tai eik. Jeigu tu bijai skraidyti, pavyzdžiui, su lėktuvais, tai skraidyk. Tiesiog reikia tos žingsnius daryti. Ir tu pamatysi, kad tai visiškai nebaisu. Bet ar taip nėra, kad tu labai bijai darai žingsnius ir šitiek save lauži, dar daugiau bijai? Tai vat kaip tą, kad savęs nelaužyti daryti? Ne, tai nelaužant. A kaip tu nelaužysi save, jeigu tu esi toks, o tu nori tapti kitokiu, tai tu turi save laužyti. Kito variantų nėra. Vėl, nenorėk tu to apsauginio skėčio arba, kaip čia, tas parnikovai efekt, kaip jis vadinasi, lietuviškai, vasarnamio efektas. Jeigu nori būti vasarnamiškiu, būk, nelaužyk save, priimk, gyvenk taip, auk taip, kaip augi, nekišant nosį, bet jeigu nori būti kitokiu, jeigu tau trūksta kažkos, tai tu jauti, kad tau yra diskomfortas būti tokiam, kad aš noriu bendrauti, aš noriu būti ir panašiai, tai tada reikia žingsnius daryti. Aš noriu viešai kalbėti, apie kiekvieną